Birutė Marija Galdikas už indėlį į aplinkos išsaugojimo mokslą. Lietuvių kilmės pasaulinio garso antropologė, gamtosaugininkė, šiuolaikinės primatologijos, etologijos specialistė, žymiausia orangutangų tyrinėtoja, fizinės antropologijos ir biologijos daktarė, keleto knygų apie nykstančią orangutangų rūšį autorė. Profesorė Birutė Galdikas parengė ir įgyvendino 7 orangutangų tyrimų ir išsaugojimo projektus. Jos gyvenimas ir darbai aprašyti 6 knygose. Apie ją sukurta dokumentinių filmų Indonezijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Italijoje, Australijoje. Lietuvoje veikia mokslininkės vardo fondas. Pati Birutė Galdikas noriai priima ir ieško savanorių dirbti su orangutangų tyrėjų komanda Borneo saloje. Karolis Jozefas Bobko už kosmoso technologijų idėjas Lietuvai. Karolis Jozefas Bobko, vadinamas Bo, yra vienas iš pirmųjų NASA erdvėlaivių programos vadų. Apdovanotas medaliais už išskirtinę tarnybą, nuo 2011 metų įtrauktas į Jungtinių Amerikos valstijų astronautų šlovės galeriją. Bo 19 metų dalyvavo astronautų programoje, praleido 386 valandas kosmose. Šiuo metu dirba NASA aviacijos sistemų padalinio modeliavimo laboratorijoje. 2011 metų rudenį astronautas su žmona ir dukra pirmą kartą viešėjo Lietuvoje. Lankėsi Kėdainių rajone, senelių gimtinėje. Bo Lietuvoje dalyvavo tarptautinėje kosmoso konferencijoje. Lietuvių kilmės astronautas dalinosi lyderystės patirtimi ir GLL organizuotame renginyje. Dalyviai išgirdo asmeninės lyderystės istoriją, NASA astronauto karjeros kelią, sužinojo ir diskutavo apie kelionių kosmose ateities perspektyvas. Viktoras Algirdas Sniečkus už tarptautinių ryšių skatinimą chemijos moksle. Prieš Antrąjį pasaulinį karą palikęs Lietuvą, šiuo metu Viktoras Algirdas Sniečkus yra vienas žymiausių organinės chemijos specialistų, naujos aromatinių ir heteroaromatinių junginių sintezės metodologijos pradininkas, gyvenantis ir dirbantis Kanadoje. Profesorius nuolat padeda Lietuvos mokslininkams mezgant ir plėtojant tarptautinius ryšius. Jis taip pat yra Baltijos organinės sintezės konferencijų organizatorius, kurių metu Lietuvoje paskaitas skaitė Nobelio premijos laureatai ir kiti žymus mokslininkai.